tai iš tikrųjų turbūt pirmą kartą išgirdau mūsų susigirdim džinglą. Tai sveiki visi ir mes susitinkam susigirdim projekte ir tai yra mūsų paskutinioji laida, kai mes šiandien dalinsimės lūkesčiais, ar pasiteisino, nepasiteisino, kaip mums pavyko ir su kokiais apmąstymais iš tikrųjų išeiname iš šito projekto. Tai su mumis šiandien yra iš jaunimo atstovo Auksė ir Karina. Sveiki. Sveiki. Ir iš senjorė yra Ona. Labą dieną. Aš esu Agata, kartu su Pauliumi vedame šį projektą ir labai džiugu iš tikrųjų, kad turime galimybę pakalbėti ir įrašyti tai, apie ką mes kalbame. Kaip jūs jaučiatės projekto pabaigoje? Iš dalies gerai, iš dalies liūdnai, kad taip greitai viskas baigėsi. Ona, kaip jūs? Aš labai džiaugiuosi, kad vyko tas projektas, nes atėjau liktai norėdama sužinoti, kas yra tinklalaidės, bet šalia to gavau ir tokį būrį jaunų žmonių, su kuriais kiekvieną savaitę susitikdavom ir buvo labai daug įvairių pokalbių įvairiausiamis temomis, tai sužinojau ne tik apie tinklalaidės, bet ir apie jaunų žmonių gyvenimą, svajonės, mąstymą. O sakykit, kas jums labiausiai patiko? Gal, nežinau, kažkokie užsiėmimai labiausiai paveikė jūsų širdelės? Gal kažką tikrai prisimenat ir kažkas buvo, kuo dar ilgai nepamiršit? Tai mūsų pats pirmasis susitikimas, tada išvykos į Panevėžį ir Trakus. Tai kažkiek pasikartosiu, nes Auksė pasakė tai, kas man irgi paliko gilų įspūdį, bet kartu ir dar turėjau tokį stiprų jausmą, mikrofono baimę ir išgirsti savo balsą po įrašymo. Ir visai kitaip liktai kalbėjom, kai sėdėjom ratu ir mintis liejosi laisvai ir kai gauni temą, liktai reikia susikaupti vos ne kaip per pamoką atsakinėti. O praplėtė, sakyčiau, akiratį, tai labai norėjau į Drugevičiaus muziejų, buvo tokia mano labai sena svajonė ir išvyka išpildė šitą svajonę ir buvo malonus siurprizas kelionė į Trakus, nes pamatėm ne tik Trakus, apiplaukėm ežerą, pabuvojom Trakų dvaro sodyboje, buvo nuostabi išvyka. Tai prisimenant iš tikrųjų mūsų išvyką į Panevėžį ir tai, ką mes kalbėjom, aš irgi taip truputėlį stebėjau, kaip jūs elgiatės, ar jums patinka ar nepatinka. Tai irgi galėčiau pasakyti, kad Ona, jūs mūsų užsiėmimų metu visada turėjot ką pasakyti, visada turėjot kuom pasidalinti. O būtent Panevėžį aš jūs pamačiau iš visiškai kitokios pusės, jūs visą švytėjot ir tikrai matėsi, kad jums patinka tai, kad mes tiesiog ten esam. Tai man asmeniškai irgi buvo labai malonu pamatyti, kad žmonės labai vertina netgi buvimą kartu. Ir manau, kad šitoj situacijoje, tai kad mes ateinam į susigirdim, nepaisant mūsų amžiaus skirtumo, pats buvimas kartu yra be galo malonus. Tas buvimas kartu tai buvo iš pradžių truputėlį baimės, nes amžiaus skirtumas didžiulis ir mus skiria ne vieną kartą. Net jau kai kurios dalyvės yra mano pačių jauniausio anūkų amžiaus, bet taip kaip geranoriškai ateidavo mergaitės ir kaip geranoriškai dalyvaudavo, tai supratau, kad jos nebijo tiesiog pagyvenusių gerokai pagyvenusių žmonių. O Panevėžys, sakyčiau, pats muziejus, tai ten tiesiog aš geriau tai, ką mačiau ir
ir ką pasakojo gidė. Ir paskui tas mūsų susėdimas per pietus buvo toks. Ten buvo visiškai kitoks užsiėmimas, negu kad mes renkamės čia savo įprastiniai būsenoj. Ten buvo labai daug atradimų. Ačiū. Aukse, o kaip tau? Ar patiko Panevėžys, kokie įspūdžiai arba kas labiausiai patiko? Tai man labiausiai Panevėžyje patiko Stasio muziejus. Tai tiek. O pati kelionė, pats buvimas kartu, ar jautei kažkokį komfortą arba diskomfortą bendraudama su kitais žmonėmis? Tai iš dalies taip, iš dalies ne. Pati kelionė į priekį nepatiko, atgal irgi. Tai va, bet buvimas kartu visai patiko. O į Trakus kelionė? Buvo nuostabi. Agata, ar tau patiko kelionė į Panevėžį? Tai taip, iš tikrųjų man kelionės ir į Panevėžį, ir Trakus labai patiko. Ir net nežinau, kas labiausiai patiko, ar kolektyvas, su kuriuo mes važiavom, nes mūsų buvo daug ir labai buvo įdomu, tai kad mes jau esame susidraugavę, jau kažką apie vienas kitą žinom ir tie galima buvo pakalbėti ir su jaunimu, ir su seniorais apie viską iš tikrųjų. Ir man patinka ta laisvė, kurią mes turime grupiai, kad nesijauti kažkaip apribotas arba jauti kažkokį spaudimą, kad va, esu šitoje grupėje ir dabar turiu su kažkuo pakalbėti. Bet yra tikrai nuostabus dalyviai, kurie yra labai supratingi ir jeigu nenori dalintis, nesijauti gerai, tai viskas okei. Gali tiesiog pabūti su mumis ir tas mane iš tikrųjų žavi, kad mes sukūrėme tokią aplinką, kur kiekvienas gali būti savimi, nepaisant požiūrį, nepaisant amžiaus skirtumo, nepaisant to, kas dedasi galvoje, ar sutinki ir nesutinki su kokiamis nors nuomonėmis ir taip toliau. Aš nežinau, apie ką kalbėti. Šiandien gražus oras, ne? Man šiaip, aš dar norėčiau grįžti prie lūkesčių, iš tikrųjų. Nes aš prisimenu, kai mes pradėjom kalbėti apie mūsų projektą, ir dauguma iš mūsų, net iš tikrųjų aš pati iki galo nežinojau, kas yra ta tinklalaidė. Aš nežinojau, ar aš bijau tų mikrofonų, ar mes vesim ar nevesim, kaip tai viskas atrodys ir taip toliau. Ir sakyčiau, man pačiai buvo horizonto praplėtimas tame, kad galime tikrai išmokti kažko naujo. Ir nežinau, pati informacija apie tinklalaidę, tai, ką mes čia kūrėme, yra tikrai nuostabu ir tikrai didelė naujovė man pačiai. Ir kaip yra jums? Sakyčiau, atėjau nelabai žinodama, kur einu. Nes projektas Susigirdim ir kad tai bus skirtingų kartų žmonės, aš net nežinojau, kas atstovaus tą senjorų grupę, nes grupė susirinko, stichiškai, kas pamatė, kas užsiregistravo, neturėjau nei vieno pažįstamo iš anksto. Tai buvo pradžioj keli užsiėmimai tokie kaip ir iš tiesų susipažinimas, o jaunimas tai labai jaunas jaunimas. Tai būtent gal ir gerai, kad mes pradžioj nesėdom iš karto prie mikrofono, o bandėm tą pirmąją dalį Susigirdim ir kai kažkaip visi įdrąsėjo kalbėti, tai supratom, kad lyg tai galim susikalbėti ir vieni kitus išgirsti. O jau antras pavadinimas tinklalaidė, tai aš labiau įsivaizdavau gal daugiau techninių dalykų negu pačio kalbėjimo, bet dabar jau yra aišku, kad išmokti daryti tinklalaidę, tai čia yra darbas ne mum, o iš tiesų reikia išmokti kalbėti į mikrofoną ir tai yra gana sunkus darbas, nes jeigu tu galvoji apie mikrofoną, tada jau tavo mąstymas kažkaip eina lėčiau, sukausti, tai patirtis buvo didžiulė ir lūkesčių atitiko ar ne, negaliu atsakyti, nes nežinau,
kokius aš tos lūkesčius atsinešiau. Aš ėjau į labai nežinomą, iš anksto nenuspėjamą projektą. O sakykit, ar jums pavyko įveikti baimę tų mikrofonų? Geriausiai girdi, kas klauso. Man atrodo, kad nepavyko. Ir balsas dreba, ir mintis lėtai juda, bet nežinau, kaip įvertins tie, kurie klauso. Nes man atrodo, kad aš vis tiek žymiai laisviau jaučiuosi be mikrofono. O sakykit, Ona, jeigu šis projektas būtų tęstinis ir kitais metais galėtumėm garantuoti, kad jo dar kartą bandom daryti, susigirdim ir ar norėtume dalyvauti? Aš tikrai norėčiau dalyvauti ir tikrai paieškočiau daugiau dalyvių dar iš karoliniškių aplinkos, nes žmonės reikia tik padrasinti, o neturinčių ką veikti senjorų čia yra nemažai tikrai. O norėtumėte pritraukti dar jaunimo atstovą, pavyzdžiui, anūkų arba iš savo aplinkos? Kad mano anūkai tai gyvena tolinį ir užsiėmė, tai nežinau, ar norėtų važinėti. Aš manau, kad reikėtų vis tiek irgi iš čia gyvenančių gal labiau. Nes aš su savo anūkais bendrauju kitaip. Man yra daug įdomiau iš nepažįstamo jaunimo išgirsti, nes aš savo anūkus kažkiek pažįstu. Aukse, o kaip tu? Ar tau pavyko įveikti mikrofono baimę? Ne. Trumpai ir aiškiai. Taip. O sakyk, jeigu šis projektas visgi būtų tęstinis, ar norėtum dalyvauti dar kartą? Pagalvočiau. O ar rekomenduotum projektą kitiems, pavyzdžiui, arba seniorams, nes irgi daug kalbėjai apie savo senelius. Tai irgi klausimas, ar norėtum, kad jie sudalyvautų, ar rekomenduotum šitą projektą? Tikrai taip, ir norėčiau, kad senelis eitų kartu su manim, o ne atskirai, kaip dabar eina. Tai va. Tai nuostabu iš tikrųjų. O senelis, ar pasakoji seneliams apie šį projektą? Jam nepatogu važinėti. Tai dar grįžtant prie lūkesčių, tai mano atėjus į projektą lūkestis buvo, kad mes susigirdėtume su seniorais ir manau, kad mūsų grupė tai labiausiai pavyko padaryti. Šiaip aš galiu sutikti, čia labai gražiai pasakyta. Man dar pats projekto pavadinimas susigirdėm, jis yra toks metaforiškas ir iš tikrųjų, kalbant apie tai, kad kiekvienas klauso, bet ne kiekvienas gali girdėti. Tai čia su to girdėjimu sakyčiau, kad mums pavyko išgirsti vienas kitą ir suprasti kiekvieno požiūrį, netgi jeigu tas požiūris yra kitoks negu mano. Ir tai nereiškia, kad tas požiūris yra blogas arba geras. Čia tiesiog yra kitas požiūris, kitas kampas, kurį irgi labai yra naudinga suprasti ir išgirsti. Ar buvo situacijų, kai supratot, kad mano požiūris tikrai šį dalyką pasikeitė? Nežinau, gal apie stereotipus, gal apie tiesiog gyvenimą. Ar turėjot momentą, kai jūs supratot, kad gerai, kad yra kitaip. Ir tai, ką galvojau apie tai prieš tai, dabar visiškai turi kitą prasme. Tai mano požiūris pasikeitė ypatingai į seniorus, nes iš senelių supratau, kad ne visą laiką gali sutikti su jais, o čia kažkaip pastebėjau, kad man lengviau sutikti seniorų nuomonę ir dažnai jis sutapdavo netgi. Ačiū labai. Ona, o jums? Aš, kaip pasakyti, ne 100%, bet žymiai geriau pradėjau galvoti apie labai jaunus žmonės, nes šitos savanorės, kurios taip nuoširdžiai lankė ir nepabėgo, ir mes jom nenusibodom, nes mes vis dėlto nesam tos močiutės, kurias jos privalo prižiūrėti. O ateidavo, bendraudavo, pasisakydavo, tai man buvo labai smagu, kad bent jau šitom savanorėm mes nenusibodom.
Tai gražu. Tai labai gražu iš tikrųjų ir ačiū labai. Aš iš savo patirties galėčiau pasakyti, kad mane labai pakeitė pokalbis apie sausio 13-ąją. Nes aš dar būdama mokykloje prisimenu tas visą tradiciją, kai mes turėjome uždegti žvakes ant palangio, paminėti tylos minutę. Ir kai mes pradėjom kalbėti apie sausio 13-ąją su senjorais, kai jūs patys pasakojot apie tą dieną ir netgi po tiek metų vis dar jūsų pasakojimuose buvo jaučiama baimė. Tai iš tikrųjų mane labai pakeitė, kad po tiek metų ta viena diena dar turi vis dėlto labai didelį emocinį ryšį. Ir supratau, kad iš mano perspektyvos taip, tai yra diena, kai eini į mokyklą, ten, nežinai, turi minutę tylos ir gali tiesiog pasidėti, o yra žmonės, kurie išgyveno tą dieną ir vis dar jaučia baimę. Tai sakyčiau, man tai buvo labai didelis praplėtimas ir supratimas to, kad ta situacija tikrai įvyko ir kad ta viena diena labai pakeitė visų mūsų likimus. Tai iš mano patirties būtent tas mūsų susitikimas buvo toks wow. Ir, stiprus. Taip. Ir užbaigiant mūsų susigirdim laidą, kaip jau minėjau, tai yra viena iš mūsų paskutiniųjų laidų, tai labai norėčiau padėkoti ir tiek jaunimo atstovams, tiek seniorams už dalyvavimą, už drąsą, nes tikrai nėra lengva dalinti savo požiūrį, savo nuomonę. Kaip ir tikrai reikia drąsos pakalbėti prieš mikrofoną, todėl be galo esu dėkinga Jums už dalyvavimą ir už tai, kad esate labai atviri ir galima buvo pažinti Jūs. Tai dėkoju labai visiems. Aš dar noriu padėkoti ne tik senjoram, ne tik jaunimui, bet ir nuostabiem vadovam. Pauliui ir Agnei. Iš tiesų jungiuosi, nes čia mūsų buvo toks gana mišrus choras, sakyčiau, perkeltinė prasme, ir be dirigentų gal ir nebūtų, mes taip sklandžiai visą tą projekto laiką ir išbuvę. Kažkaip vadovai ir buvo, ir liktai jų nebuvo, spaudimo jokio nebuvo, bet toks tonuso, ramaus tono uždavimas labai daug reiškia. Ačiū labai Auksei ir Ronai už dalyvavimą ir ačiū visiems klausytojams. Viso. Ačiū Jums ir iki. Iki.